Sveiki, bičiuliai, eterija Kotyli istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto podcastas. Grįžta mūsų pokalbių rubrika, kurioje kalbame ne kažkokiamis istorijos temomis su istorikais, o kalbiname įvairių profesijų žmonės, kurie tiesiogiai, tai pasakykime, su istorija nedirba, nėra šios srities amatininkai. Tai čia, pavadinkime jos istorijos vartotojais, bet taip pat ir amžininkai, kurie gali kažką tai papasakoti apie tai, kaip viskas buvo iš tikrųjų. Tai nusprendėme reaktyvuoti šią rubriką ir šiandien mes, Antanas Terleckas ir aš, Marius Jamužis, kalbinsime Kastytį Sarnicką Kastetą, muzikantą, rašytoją, grupės GNG sindikatas narį. Labas, Kastyti. Sveiki, labas visiems. Labą. Mes čia su Antanu prieš pokalbį klausėm įvairių senų pokalbių, kuriuose pačiam teko dalyvauti. Tai buvo ten nuskambėjęs toksai 19 metais po knygos išleidimo, po knygos turnė išleidimo, kad šiek tiek nejauku lyg ir vadintis rašytoju, arba kaip pavadina rašytoju. Tai ar po 4 metų kažkas pasikeitė? Ne, aš jau gal truputį įpratau, niekada, savęs nelaikau kažkokiu rašytoju, nes, be abejo, tai yra nejauku, koks aš rašytojas parašęs vieną knygą ir tai ta knyga, tokia suskaitoma per 3 valandas, tai... Bet rašytojas yra žmogus, kuris rašo, tai čia toks... bet Šurajevas rašytojas, ar ne? Tam tikrą prasme taip, skečų, bairių rašytojas. Visi, mes esam rašytojai, ypač dabar šiais laikais, kai yra ten atsivėrė mums galimybė rašyti, reikšti mintis. Tai tas ir... Taip, be abejo, jau dabar, aš nesigėdinu ir netgi šiek tiek didžiuojuosi, o aš rašytojas. Bet, kažkokiuose tam tikrose sferose, tai truputį gėda save vadinti rašytoju. Bet lygiai taip pat galim tave ir istoriku vadinti, nes... Jo, istorikas, aš galiu pacituoti, yra viena garsi užsienio tokia reperio Jay-Z daina. Ir jis ten, aš man atrodo, gal net esu kur nors pavogęs tas eilutes, kad mes reperiai rašom istoriją be pieštukų, be parkerių ir taip toliau, nes mūsų, dainuose, kadangi kažkokiose amžininkai, taip toliau, aprašinėjom, ypač, aš buitį kažkokią stengiuosi aprašyti ar dar kažką savo dainuose, tai po 10-20 metų klausai tos senus įrašus ir galvoju, aš čia dainavau, kad pas mane cigaretės kainavo 4 litus, mes apie tai net nebesuvokėm, bet ir kai kada koncerte tą dainą atliekam, ir ten duok man 4 litus, aš nupirksiu ten, cigarečių pakelį. Kaip kvailai dabar tai skamba. Bet iš principo tai yra, kažkoks istorinis faktas, kuris yra, kaip ir toksai, rankraštis, kurį po 50-100 metų ir taip toliau klausant galima lengvų būdų. Ir tuo pačiu, tai istorija pas mus yra tas, mes jau esam kalbėję, man atrodo, su Marium apie tai, pas mus yra vienas ir tas pats žodis, istorija ir istorija. Jo. O anglų history ir istorija, tai nes istorikam irgi, tai jie tarsi labai nori tą jau historiją eit, bet jiems šiaip, jeigu jie nori išeiti plačią visuomenę, kažkaip, kad būtų truputį labiau išgirsti, tai jiems vis tiek reikia papasakoti istoriją, o ne tiesiog drastyti. Nes iš principo, reperiai yra storytelleriai, tai kaip sakant. Čia penktadienį praeitą paskaitą vedžiau istoriją ir politiką, ten studijų įvado. Ir GNG sindikatą paleidai. Nepaleidau, nes visai būtų nieko gal. Bet, ir sakiau, yra istorija ir istorija, kaip tu sakai, o pasaulyje ir anglų kalboje yra history ir istorija. Ir čia tas Orlando Fidžeso knyga The Story of Russia, nesenai pasirodžiusi, kuris ne history analizuoja, bet istoriją, tą mitą Rusijos istorijos. Tai čia irgi galima net ir per tai prieiti, kad ne viskas, kas parašyta kaip istorija, ar pateikiama kaip istorija, tą, ką mes suprantame, yra iš tikrųjų ta istorija. Tai čia tas. Turbūt rašytojas, tai čia dar ir tas tekstas, kuris man labai patiko. Esi židinys Aidai, šių metų 3 numeris, ar ne? Yra tekstas apie Vilnių. Ir... Jo, teko rašyti. Iš pradžių, tai aišku, aš labai išsigandau, nes aš gyvenime tokių, ypač kai man, aš nesu, pavadinkim, net ir kaip tekstų rašytojas, aš nesu geras lyrikas. Tuo būdu, kad aš ten, aš nemoku parašyti gražaus teksto, poezijos, to dainos teksto, kad tokio. Ir save daug kartų esu laužęs ir bandęs rašyti ten tas, kažkokias metaforas, simbolizmas ir taip toliau. Bet aš suprantu, kad aš gražiai nemoku, gerai nemoku, nes aš esu labai priekabus, pavyzdžiui, šiaip lietuvių, kai tekstus klausai, mane daug kas nervina, bet yra žmonės, kurie parašo gerai, labai paprastai atrodo parašo, bet, gerai, tas pats Mikutavičius yra gerų labai tekstų, bet mano kolegas Varas rašo labai gerus tekstus, Ne visus, bet labai gražiai simboliai, metaforos sudėlioti, ta prasme vaizdingai, aš taip nemoku ir, aš dėl to pereinu į tą kažkokią buitinę kalbą, aš galiu pasakoti kažkokias istorijas.
dabar nusimušu mintį, apie ką mes? Tekstas apie Vilnių, tai irgi, iš esmės, Vilnių, tai jo, tai aš dėl to labai išsigandau, nes, užduotis buvo kaip ir tokį, žinai, esė parašyti, esė tai, žinai, tokia minčių srautas, dar kažkas, o aš esu tiesiog, aš paprastas istorijos pasakotojas, tai, bet kadangi kažkaip pavyko įvilkti į tą, tai džiaugiuosi, kad taip kažkiek pavyko. Čia toks, iš esmės, tai yra atsiminimai apie miestą, kuris ten, aš taip suprantu, 90-ųjų kažkas pabaiga, ar net 90-ųjų vidurys. Tai būtent tiek į studentavimo laikai, bet žinoma, tai yra išgalvota, žinai, tokia hiperbolizuota ir taip toliau istorija, tai nėra tikra istorija. Tai lyg ir, žinai, surrealizmo tokio aš bandžiau, kažkokią įdėti. Ten neskaičiusiems, bet turbūt paliksim nuorodą, galėsit susirasti. Nes man, kaip skaitytojai, labai aš niekada gyvenime taip neparašiau, bet vienas iš didžiausių įspūdį, žinai, kurie darė savotiškai tas įspūdį knygas jaunystėje skaitant, pavyzdžiui, tas Markeso 100 metų vienatvės, aš netgi rašydamas pradėjau suvokti, kad aš kažkaip, žinai, savotiškai bandau kopijuoti apie tą, žinai, ten buvo kokie nors žmonės, kurie ten negalėjo užmigti, ten tiesiog yra ta siužetinė linija ir kažkokie ten nemigos liga jos buvo apėmus ir jie nemiegojo ir ten tokie pradėjo elgtis kaip zombiai, aš dabar tiksliai neatsimenu to. Tai aš savotiškai tą rašydamas apie tai, kad negali miegoti, žinai, eini po miestą vaikščioti. Tokias savo asociacijas. Tekstas apie tai, kaip pagrindinis personažas, numanomas pasakotojas, autoriaus turbūt tam tikra materializacija tekste, kad jis tiesiog tiek bijo tamsos, kad jisai vaikšto po naktinį Vilnių 90-ųjų ir su jiem nutinka ten visokie keisti. Tiek bijo tamsos, ta prasme, namie užmiegant ir tada eina į... Bet tai iš tikrųjų, tai normalu, aš labai bijau tamsos ir ten yra daug faktų, kad ten, pavyzdžiui, iki kokių 30-40 metų beveik aš miegodavau prie šviesos. Kada, žinai, kai vienas esi, išvažiuoja šeimyną ten kur nors į aplankyti tėvų ir lieku vienas, tai kažkaip man toks, nejauku. Bet aš iš karto tada noriu kabintis už vienos temelės, kuri nelabai su istorija susijus, bet kažkaip, tu sakai, kad nemoki papasakoti, kaip sklandžiai to, tu moki papasakoti, nemoki užrašyti, bet, kai rašom, nežinau, apie knygas iš karto galvoju, arba šiaip, apie tekstus, kad ir tą patį židinį, yra tas tarpininkas redaktorius, kuris, ateina ten, papečkioja, papešioja, pasiūlo, o muzikoje yra, tai žmonės, į kuriuos kreipiesi ar kreipiatės, kad, biški pašlifuotų. Mes esam tokie DIY, kaip vadinam, grupė, mes viską darom patys, bet be abejo, tokie žmonės yra vadinami muzikos prodiuseriai kažkokie, kurie sėdi prie kompiuterio ir tu gali atėjęs su gitara akustinė susikūręs 4 akordus ir žodžius, ateini pas jį ir sakai, nori dainos. Ir tas prodiuseris tau visą tą dainą padaro, sumaketuoja ir viską ten. Bet mes esam, kai grupė GNG sindikatas, tai mes viską darom patys, pas mus muzikos prodiuseris yra Dunsevas, grupės narys, kuris atsakingas už tą visą skambesį. Mes ateinam su savo tekstais, jis padaro muziką, o savo soliniai kūryboje aš esu tas pats prodiuseris, kuris visą tai daro. Aš tiesiog duodu užduotis muzikantam, ką jiem reikia sugroti ar kažkokias partijas. Tai realiai mes viską patys darom. Bet taip, muzikoje egzistuoja tie prodiuseriai, kurie realiai padaro, netgi prodiuseris gali dažnai būti kaip literatūra ghostwriteris koks nors, aš įsivaizduoju, dažnai atlikėjas, gali nieko bendro neturėti su dainos sukūrimu, jis ją tik tai atlieka. O už viso to stovi kažkoks kompozitorius, prodiuseris. Tai čia man tai geriausiai žinomas iš metalo muzikos, Metalikos, kažkada jaunystėje fanas buvau, tai ten, kai atėjo Bob Rockas prodiuseris, tai truputį pasuko, aš taip suprantu. Jo, bet gyvoje muzikoje gal yra šiek tiek kitaip, jie labiau yra tokie, žinai, jie be abejo turi daug patarimų, kaip turi skambėti, kaip ten kas, nes, pavyzdžiui, yra kai kurie prodiuseriai net keičia grupių būgnininkus, yra labai garsi istorija, aš nesu grupės Nirvana mėgėjas, nes grandžo aplamai nemėgstu, bet, pavyzdžiui, kai įrašinėjo savo garsų į Nevermind, man atrodo, ten, aš nežinau, Rikas Rabinas ar kas tenai produsavo, ir tiesiog buvo būgnininkas atleistas ir paimtas garsusis tas dabar Foo Fighters lyderis, kuris pergrojo dainas, man atrodo, viena liko originali dar senojo būgnininko, nes, to būgnininko, kaip jis groja, prodiuseriui nepatiko. Tai prasme, kurie... Grupės perkūrimas. Ne tas, kad perkūrimas, bet jisai sako, žinot, jeigu jūs pakeisit būgnininką, tai skambės daug stipriau. Ta prasme, ir grupė, arba jie ten yra kažkokie draugai, kur sako, ne, arba, mes norim stipriau skambėti ir jie keičia būgnininką. Yra tų dalykų. Tai skirtingai prodiuseriai visokie turi įtakas ir be abejo, kai kada prodiuseriai muzikos yra daug garsesni netgi už grupės ir jie ten turi savo vardus, koks nors, pavyzdžiui, Steve Albini ten būdavo toksai, kuris, arba šitas Brian Eno, kaip prodiuseris, kuris dažnai
kas sukūrė YouTube labiau, ar jisai, ar YouTube patys sukūrė, nes būtent Brian Eno yra atsakingas už tą YouTube skambesį ir visą tą iškilimą. Nu, čia kaip aš įsivaizduoju. Arba ten koks nors Davidas Buvis, man atrodo, ten parašė, neparašė, suproduksavo netgi geriausias popo dainas, žinai, nes jisai Berlyno ten kažkokio, kai buvo laikotarpis, kur vat, būtent Davidas Buvis bijojo, nes jis su pop atlikėjas, toks, bijojo savo ten kažkokius eksperimentus daryti, jisai eksperimentavo, žinai, ant šito įgi popo. Arba aš jau čia gal maišau, ar Laurida, žinai, tenai, ten visai jie ten trynės ir taip toliau. Tai ten labai dažnai tie prodiuseriai, tokie yra gana svarbus. Gerai, bet turbūt vis tiek mes istorikų podcastas. Tik kai aš tau parašiau, kviesdamas ateiti pas mus, tu iš karto pradėjai pasakoti istoriją, kaip jūs savo vidinius būtovės slėpinius kurdavot ir diskutuodavote apie istoriją. Tai koks tavo paties santykis su istorija? Aš tai neslėpsiu, žinai, kaip buvau mokinys ir taip toliau, tai turbūt mano vienas mėgiamiausių dalykų, turbūt netgi mėgiamiausias dalykas mokyklai buvo istorija. Ir kadangi aš baigęs mokyklą norėjau stoti į sociologiją, man reikėjo laikyti istorijos egzaminą stojamąjį. Anksčiau nebūdavo tų privalumų, kitų buvo mokykliniai ir stojamieji. Tai aš daug ruošiausi, ten jį laikiau. Gal tada šiek tiek atmušė norą, kai tu, žinai, ne savo pomėgiui tą darai, o istorijos tas smagumas visas turbūt buvo, aš žinai, dar augęs tarybiniais metais ir kada atsirado namie ta tokia šviesta, bet jau kietais viršeliais Šapokos turbūt Lietuvos istorija. Ir tai buvo, žinai, tau 12-13 metų, ten tas atgimimas kaip tik pas mus prasidėjęs ir buvo, aš ją visą studijavau, skaičiau pirmyn atgal ten visus faktus. Žinau, aišku, skaitimas vykdavo visą laiką mūsų, žinai, vaikų ir turbūt daugelio Lietuvos žmonių iki turbūt 1430 metų, kai Vytautas nukrenta nuo arklio. Ir tada mūsų istorijos domėjimas toje Lietuvos laikotarpiu baigėsi. Bet ten, man atrodo, po to Kojelavičiaus, Vijūko ten kažkokia istorija, jis ten kažką ten dar. Ta prasme, tuo laikotarpiu atsirado tų, žinai, knygų ir jos labai stipriai traukė. Ir netgi atsirado tie visi žurnalai, Žvaigždutė gal atgimė ten ir pradėjo tokį lietuvių, ar tai senus kažkokius, ar tai pseudo tokį, žinai, grožinę vaikam literatūrą apie Alpuką ten ir taip toliau, žinai, tu labai įdomu buvo, nes tai buvo lyg ir tokia ilgą laiką draudžiama literatūra ir staiga atsirado ir tas, gal, žinai, labai domino ir traukė. O vėliau, ir mes tą kartą tokia augom, tie vaikai, tai ir mūsų grupė, ir ta bendruomenė tokia, ir Svaras, ir Pušas netgi bandė studijuoti istoriją, man atrodo, Vilniaus universitete pirmą semestrą net yra praėjęs. Tai kai mes važinėdavom tomis kelionėmis, ten vis tiek neslėpkim, to alkoholio yra daug nemažai ir kai jau pagaudavom tam tikrą formą, tai populiariausia tema buvo diskutuoti istorinėmis temomis. Taip, bet ten tokios, žinai, girto šnekos, bet visus faktus prisimindavom mūšius, ten, žinai, datas, kažkas ten ar Salas pilis, ar Orša, ar ten, žinai, ten, nežinau. Nors mokykloje aš dabar, kai pradėjau minėti mūšius, mes tai daug labiau mokykloje mokėme, žinai, Kulikovo, ten Čiūdo, visokius reikalus ir taip toliau. Tos kitos šalies istoriją labai studijavom. Bet tai čia pradėjai mokyklą dar sovietmečių? Taip, aš kokioj 7 klasėje, iki 7 klasės aš buvau dar pionierius ir tada mes jau nusirišom kaklaraiščius 7 klasėje, žinai, ir tada viskas perėjo ir ten nebuvo literatūros, tada, žinai, tas visas mokymasis. Ir aišku, labai prasidėjo didelis dėmesys, žinai, tenai į tą tarpukario istoriją, į tenai, ją labai išplėtė, jos ten daug, ten Dievo mano buvo, žinai, toks. O ten 11-12 klasė, ne apie Žalgirio mūšį, žinai, ne taip įdomu. Man tai, aš irgi Šapokos istorija, turbūt pirma buvo knyga, kur aš turbūt taip nusekliai tą senąją istoriją susidomėjau, bet man buvo pats blogiausias dalykas toj knygoj, kodėl čia nėra apie sovietmetį, kas man buvo visiškai nepažinta tuo metu, kai aš augau, visai apie tai buvo mažai rašoma. Arba aš tiesiog nerasdavau, tai tikrai dar nebuvo nei 40-90 tos Lietuvos istorijos sintezės, tai man čia buvo baisiau. Kodėl jie dabar nerašo? Ir kažkurio metu sako, tai pasižiūrėk, čiagi yra 36 metų knyga, man tai kažkaip iki tol nedėjo. O tikrai, kokios temos, jūs važiuojat autobusiuke, čia aš ištarnėjau. Aš jau gal, žinai, tenai netgi labai juokinga. Aš čia neišsigalvoju, o to tikrai yra, jeigu jūs paimsite. Bet kompaktą reikia susirasti. Mūsų 2001 metų išleista antrą patį garsiausią Gatvės lygos kompaktą. Ten yra daug dainų,
po to yra toksai tylos tarpas ir yra įdėtas outro, vadinamas, kurį mes paslėpta daina, kuri net neužrašyta yra. Ten yra 2 ar 3 minučių toksai intarpas, kuris yra apie Vytauto kardą. Kad Vytautas buvo, įsivaizduokit, Vytautas, ir ten, negražu pasakot, bet tada mes buvom tokie, studijoje tiesiog buvo geriama ir kažkas nuspaudė mikrofoną, žinai, kad įrašinėt. Ir tai Vycka buvo, jis ten 1,50 m, bet jo kardas buvo 1,80 m ir jis ten, ta prasme, tai aš nemeluoju to, bet tai yra, net mes tą albumą esam užfiksavę. Tai, žinai, tos visos banalios istorijos, tokios, Vytauto kardas, girdami žirgai, tenai kažkur, apie tą pačią mūsų istoriją, kurį labai mes visi didžiuojamės ir kur mėgstam labai Facebook'e platinti tuos žemėlapius, kokie mes buvom tokie dideli ir taip toliau. Tai dabar kaip istorijos mokslininkai mes galim pasakyti, kad istorijos šaltiniai patvirtina šitą kasteto pasakojimą, nes yra įrašas, yra tokie istoriniai šaltiniai, kurie šitą legendą patvirtina. Galim verifikuoti ir patvirtinti. O šiaip, ten, žinai, tas visus legendos ir mitus visokius, kad Vytautas ten be barzdos, kaip jis persirengė, žinai, tarnaitės rūbais, kaip pabėga ten, kaip ten kažkokiais kryžiuočiais užima Vilnių, Bet tai, žodžiu, visi tokie... Kaip Jogaila pardavė Lietuvą, žinai, tokius, Bet tai visi tokie šapokiniai buvot visiems viduramžiai labiausiai. Taip, nes, tai yra tas, žinai, tas dalykas, kuriuo ten tuo metu turbūt lengviausiai didžiuotis ir taip toliau, kokie mes dideli. Bet aš po to, aišku, vėliau supratau, kad, ten yra daug kitų dalykų įdomių ir ten, žinai, ten vėlesni laikotarpiai, bet nesu stiprus ir nelabai gilinęsis ir jeigu reikėtų sakyti, aš Sabaliauskaitės, pavyzdžiui, esu neskaitęs. Nežinau. Čia ką turi bendro su to, bet, kad jį pati garsiausia rašytoja, turbūt, kuri rašė istorinius romanus Lietuvoje. Dabartinė epocha. Ja, o tekstai, aš dabar bandau perkratyti jūsų tekstų, aš tik apie Tadą Blindą, kuris filmui, man atrodo, buvo sukurtas, ne tik tavo, žinau, nėra istorinių tekstų pas jūs. Turbūt bandau prisiminti, bet turbūt ne. Tai tas neperaugo į kūrybą. Kad labai turbūt sunku yra, aš nežinau, net kažką tokių, aš vienu metu gal netgi turėjau idėją, čia kadangi aš rašytojas, visą laiką nešiausi viduje irgi vieną mintį parašyti istorinį romaną, bet jeigu aš nežinau, neskaitėt turnėjus, tokiais pačiais personažais, kurie galbūt buvo pakliuvę į totorių nelaisvę, grįžo į Lietuvą ir išmoko daug žodžių naujų lietuviškų ir tos pačius, kuriuos mes vartojam, žinai, ir jie ten netyčia įsimaišo į tą patį Žalgirio mūšio šurmulį. Atvaro į pilį, kur Nirvana kažkada groja. Nebūtinai Nirvana, bet jie dalyvauja labai daug įvykių sukūry, tokie, žinai, mes įpratę žiūrėti tos visokius filmus ir taip toliau, tokias nesąmonės, kur yra kokie nors du kvailiai, kurie įsivelia į reikšmingiausius Lietuvos įvykius to laikotarpio ir vos net ten lemiamą, žinai, per klaidą jie sumaišo, ten atšaukė Vytauto kariuomenę, kad čia ne Vytautas, o po to išsprendžia likimą ir vienu žodžiu, o po to, aišku, užbalevoja taip, kad gavę tą, kad nebepaima, piliet. Ta prasme, aš galvojau tokį romaną ir vis dar jį turiu mintyje, žinai, kad kažkada gal gyvenime aš parašysiu per tą, bet, čia... kuris nelabai ką bendro turėtų su istorinė, bet jis vyktų likti tam tikram istoriniam kontekstui. Aš nuo to atsispirant, turiu klausimą apie personažų kūrybą, nes vėl ir klausant tų pokalbių ir aš šiaip supratau, skaitant turnė, kad gali kilti čia tų problemų, kažkas įsižeis gali dėl personažų pokalbių ir pats pokalbėje vienam sakai, kad čia ne aš taip galvoju, čia mano personažai, jiems reikia gyvumo. Ir lygiai tas pats su istoriniais personažais, rašant istorinį romaną, kuris būtų, sakykime, humoristinis, čia galima prisidirbti, arba net ir nebūtinai humoristinis, čia Ivaškevičiaus atvejs su romanu Žali, kuris dar iki šiol tai tęsiasi, tebesitęsia ta nesąmonė, kai jis yra kaltinamas kažkokiu šmeižimu, nes panaudoja konkretų personažą, konkretų partizanų vadą. Tai kaip pačiam atrodo, čia, man atrodo, toks nesveikas truputį santykis. Labai irgi, kai kada išgyvenu, ypač žinai šiais laikais, kada tas yra labai didelis socialinis jautrumas ir aš lygiai taip pat esu jautrus, bet yra daug temų, kuriamis negalima kalbėti arba negalima kalbėti, bet yra žmonių, kurie kalba apie tai, pavyzdžiui, nežinau, kad ir tas pats, žinai, tenai lyčių ten klausimas ir visa kita. Ir jeigu aš noriu tokį žmogų pavaizduoti knygoje ir noriu tas mintis jas užrašyti, aš kai kada bijau, kad mane irgi degins ant laužo, sakys, tu čia, žinai, kažkoks tavo pagrindinis personažas, kuris ten, žinai, nežinau,
moterų smurtą toleruoja. Seksistas. Bet tai, jeigu aš tokį personažą kuriu, tai nereiškia, kad man reikia tokio personažo, knygoje. Man čia primena socialistinio realizmo tą kanoną, kur tu galėjai, pavyzdžiui, Vytauto Rimkevičiaus romanas Studentai, tu galėjai vaizduoti tokius studentus, kurie, net ir nacionalistai, šiek tiek aš jau ten nepamenu ten tų personažų, bet būtinai turėjo būti tas teigiamas antagonistas, kuris reiškia, ne antagonistas, tas teigiamas personažas, kuris jiems duoda atkirti kažkokį, reiškia, juos pastato į vietą. Tai va čia toks irgi truputėlį, kad tu gali kurti kažkokius personažus, bet būtinai vos ne jiems turi parodyti tam romane, kad taip elgtis nedera. Čia truputį, nežinau. Ne, tai bet visą laiką yra tokia, nežinau, savotiška baimė, kad po to nors aišku, jokiam ten tam kūriniui, pavadinkim taip, nėra blogos reklamos. Net ir, aš manau, kad ten net ir tokiu atveju, jeigu pradės visi Facebook'e tada dalintis ir sakys, kad šitam knygė va čia kažkoks ten, žinai, taip ir taip yra, tai čia yra reklama, bet žinoma, jautriai reaguoja tada turbūt. Galim dabar turbūt pakamentinėti truputį jau patį kaip istorinį šaltinį, netgi apie sovietmetį, apie 90-uosius, vis tiek formavimosi metai, vis tiek toks turbūt stebėtojo, bet to pačiu ir dalyvio žvilgsnis, kas tai kaip čia, nemandagiai paklausiu, kelintų tų gimimo esi? 76. Tai dar to sovietmečio taip spėjai dar Spėjau pamatyti, aš kai kada su žmonėm kažkokiais, kai sutinku savo kartos žmonės, tai tu prisimeni Brežnevo laidotuvės. Ta prasme, aš esu iš tų, žinai, dar žmonių, kurie prisimena Brežnevo laidotuvės. Aš atsimenu, kad mane paleido iš mokyklos ir aš ėjau tada, aš mokiausi Karoliniškėse, o gyvenau Lazdynuose, reikėjo nemažai. Ir tikrai nuo troleibuso ten iki namų, kol ėjau, ir taip galvoju, Brežnevas mirė, ir taip lyg ir liūdna, betgi iš mokyklos paleido, kaip ir faina. Kiek 7 metai, 6? 82 mirė. Tai vat, arba gal kitas kokias Černenkos? Ne, tikrai, trečiokas gal buvau, žinai, bet yra tie, žinai, aš ir 4 metų prisiminimą neturiu, 82 metai, mes su broliu laukiam, tėvai išėjo kažkokį turbūt ant koncertą renginio, mes su broliu laukiam prie televizoriaus, vienas pirmųjų prisiminimų, kad ir laukiam ir turi paleisti hiperbolę. Ta prasme, jam tai buvo gerokai vyresnis, jam tai buvo svarbu, žinai, bet per naujus metus yra gandai, kad paleis hiperbolę. Ir mes sėdėm prie jo, toks prisiminimas, kad mes laukiam hiperbolės, kada per televizorių parodys. Ir aš nežinau, ar aš sulaukiam, ar rodė, ar nerodė, turbūt užmigau tenai, nieko, bet kad kažkoks toks įvykis yra. Gal čia ir vėlesni metai, bet man kažkaip užsifiksavo, gal hiperbolės nebuvo 82 dar, gal jau buvo, nežinau. Jau buvo, turėjo. Tai sakau, toks yra. Aišku, po to kiti prisiminimai, tie nauji metai, žinai, vaikystės labai ryškus, kad vienais metais laukiau Napalauk serijos. Per naujus metus išleisdavo naują seriją Napalauk. Pagady toks rusiškas filmukas, kurį mes visi labai žiūrėdavom. Ir laukiau, ir po to tėvai sako, tu jau eik miegoti, žinai, mes tai pažadinsim, kaip paleis. Ir aišku, šitą atsikeliu, ten ne Kalėdų senelio dovanos, senio šalčio dovanos, svarbu. Kodėl manęs nepažadino, aš nepamačiau Napalauk naujos serijos. Tas buvo toks, žinai, šiais laikais tai taip atrodo juokingo, ten buvo, vaikų tragedija, aš nepamačiau tos serijos. Po to reikėjo, supranti, pusę metų lauk, kol jie kitą kartą parodys gal, o gal neparodys. Per labanakt vaikučiai ten ar kada. Kaip mokykla atrodė, tas sovietinė? Ir kodėl beje Lazdynuose, tai net ne Lazdynuose, bet ten tie, kas dabar turbūt vadinama Lazdynėliai, ten už Oslo gatvės. Lazdynuose, bet prie pat Oslo gatvės, mano laikais Oslo gatvės nebuvo, tai buvo mūsų žaidimo aikštelė, kur mes bėgiodavom, žaisdavom indėnus, tos ligoninės nebuvo, ten buvo šunų tokie voljerai didelė, šunim treniruočių tokia aikštelė vietoj ligoninės. Tai mūsų ten buvo žaidimo aikštelė, o tuos Lazdynėlius mes vadinom pasiolkį kažkodėl, nežinau, toks kaip ir kaimukas šalia, kuris ten truputį konfrontavom. Kadangi mano mama buvo mokytoja, tai aš mokiausi toje mokykloje, kur ji dirbo prie televizijos bokšto 41 viduriniai, kas yra Karoliniškės dabar. Tai man tekdavo važinėti į mokyklą iš mokyklos. O mokykla, aš nežinau, aš kažkaip norėčiau, kad tie vaikai šiuolaikiniai pamatytų, kas tai yra senoji mokykla, nes man sukelia šypseną, nes dabar sūnus mokosi. Ir aš atsimenu, kaip mes jūs vaikščiot koridorių ratais, ar ne? Taip. Vaikščiojo, teko? Taip. Aš nežinau, dabar turbūt nevaikščiojo. Mokykla buvo tokia rato formos ovalo. Ne, bet aš ne tą turiu minį, kad yra pertrauka ir tada visi mokiniai išeina, ir dabar ten bėgioja, daro, ko nori, sėdė ant palangos. Ir eina ratu aplink mokyklą. Taip, nėra, pas mus būdavo didelis koridorius prie mūsų kabineto ir visi eina ratu. Tuo koridorium.
5 minutės eina, negalėjom palangęs, sės nieko, žinai, vaikščiai yra būdintis, toks su geltonais raiščiais, kurie žiūri, žinai, kad visi eitų ratu. Visi tas 5 minutės paeina ratu, tada skambutis į pamoką, visi nueina į pamoką, sėdi pamokoje. Aišku, būdavo ten, žinai, ten žiemą ten iškrito sniegas, taip toliau, tai ten išbėgam, žinai, ten gniūžtėm tom pasimėtom, jau gal čia vėliau, bet tas, vat, man kažkodėl įstrigė, kad, vat, mes tikrai, kaip kažkokie, kaip pavinai, Šiaurės Korėja, realiai. Visi turėdavo būti, nesakau, kad, bet, turėdavo būti apsikirpę, žinai, gražiai, bet, pavyzdžiui, aš auginau biškį, jau toks buvau metalistas, auginau ilgesnius plaukus, ir mes vis tiek slėpdavomės nuo direktoriaus, ten direktorius eis, ten jisai pykso, dar mano mama mokytoja, kažkaip, žinai, jau buvo tie tokie, kad vaikščios direktorius čia su savo žirklėm, žinai, nukarpys tuos plaukus. Tokių... O čia labiau baimė buvo, ta prasme, ar pagrįsta baimė, kad jisai vaikščia su žirklėm? Gal nėra gyvenime nukirpę, bet tokių, žinai, buvo prisigazdinimų. Legendos tai turėjo sklisti, nes, kai hipius tvarkydavo, tai... Juos anksčiau, mes jau matėjau, tie buvo 10 metų, 6 metai ir taip toliau, kaip tikiau tas, bet dar vis tiek, iki pat 8-9 metų realiai ten vis tiek, buvo tas toksai... Net ir vėlesni laikotarpiai, supranti, mokytojai tai liko prisigazinę ir taip toliau, visko, aš atsimenu, buvau pankas ir nesuskutau skiauterę, bet tai jau buvo toksai, žinai, jau čia jau mokslo metų pabaiga, rytoj paskutinė diena, mes ten su draugais taip toliau žik ir man nuskuto skiauterę. Ir nuėjau į mokyklą, tai ten buvo toksai, žinai, bet visos mokytojos ten pašiurpo, mano, čia maniškis, žinai, taip, kažkaip... Stogą turėjai biškį. Ne, tai nebūtų gal nieko blogo, jau pas mus visų pirma jau leido ten kažkada penktadieniais eiti be uniformų, po to visai tas uniformas panaikino, laisvėjo, atsirado to tokio, žinai, bėgiojimo, gali sėdėti ant palangės, gali ten daryti ir gal aišku dėl to, kad ir mes patys, vyriškėjom, kaip augom, jau nebe tai prižiūrėjo, bet tie tarybiniai mano laikai susiję su, žinai, 1, 3, 4, 5, 6 klase. Tai ten tai man, Šiaurės Korėja tokia. O už to paties kabinantis, tai paminėjai keletą tokių durnųjų praktikų sovietmečio, bet apskritai, jeigu taip galvotumėm, ar jautėjai, mokydamasis mokyklai, kad augi labai politizuotoj erdvėj ir santvarkoj, kad viskas yra galų gale atsiremia į politiką? Vaikystėje tikrai taip, pavyzdžiui, aš atsimenu vaikystės, žinai, savo svajonės ir visą kitą, Aš tikrai buvau, tarybinis vaikas, aš visiškai suvokiu tą dabar brūsų vaikų, žinai, vaikščiojimą į paraduose ten su kokiu nors tankisto kepure, nes mes taip augom ir mes tokie buvom. Darželiai, tie prisiminimai iš darželio, kad mes marširuojam vos nežinai tenai šitų kareiviškų žingsnių, bet ne dėl to, kad mums liepia, mums tai faina, čia tarybinė armija, mes žinai, filmai apie karą tarybinį, viskas tarybinį, visa šitą informacija tarybinė. Tėvai bijodavo bet ką pasakyti. Mano vėlgi, sakau, kai mano mama mokytoja ir, pavyzdžiui, mano klasiokas tenai kažkoks buvo, gal čia nesu mano, bet su kažkuria mokytoja susiję, jisai jau čia, žinai, to perestroikos metu pradėjo ten kažką rėkti, kad mano tėvai buvo buožės ir jos seneliai buvo buožės ir išvežė į Sibirą, o jo mama, man atrodo, dirbo stomatologija ar kažkas ten, žinai, mokykloje, tai ten greitai išsikvietė ir sakė, jūs tegul nešnekit, tegul tik šitom temom, supraskit, mes viską suprantam, bet jūs nešnekėkit šitomis temomis. Tai prasme, ne dėl to, kad kažkokia, žinai, buvo baimė, viskas buvo slepiama. Nuo mūsų tėvų, pavyzdžiui, kažkada mano tėvai gavo kažkokių siuvinėjimų juostelių, nesuprasti kodėl, o aš, žinai, žaisdavau su tokiais indėniškais kareivėliais. Ir iš tų juostelių spalvotų sugalvojau vėliavą pasidaryti. Nežinau kodėl, toks sutapimas, tos vėliavos spalvos buvo geltona, žalia, raudona. Ta prasme, tos juostelės. Ir aš taiga tikrai nežinojau, kas tai yra. Net neįsivaizdavau. Susikliavau ir prie tų indėniukų tą vėliavėlę pasidariau. Tėvai pamatė, išsigando. Sako, ten viskas, daugiau taip nedaryk, žinai. Aš nesuprantu, kodėl. O tavo tėvai... Jie šneka, žinai, apie kažkokį smetonišką Lietuvą, čia visą kitą, žinai. O tavo tėvai, jie kaip čia, kada jie Vilniuje atsiranda? Čia tipinė ta istorija, kai po karo iš kaimų atsikelia? Jo, jie atvažiavo studijuoti į Vilnių iš Prienų ir pasiliko. Bet tai, pavyzdžiui, ta mano tokia, žinai, liečiantis prie tos istorijos kažkokios, mano močiutė buvo visiška davatka. Jinai dirbdavo pas kunigus šeimininkė.
Ji yra dirbusi pas kardinolą Vincentą Sladkevičių šeimininkė ir pas amžinatilsį tokį Juozą Zdebskį šeimininkė, žinot. Aš kaip vaikas būdamas, kadangi Zdebskis numirė 86 metais kažkur, o pas močiutę kaime laiką leidžia, žinai, vaikai. Tai, pavyzdžiui, mano tėvai mane atiduodavo pas močiutę, kadangi šeimininkė pas jį, tai aš esu 3 vasaras praleidęs, bet tai buvo tas laikotarpis, žinai, 7, 8, 9, 10 metų, kada ten po mėnesį, tai aš esu labai daug pavadinkim taip matęs, nes jisai, aš vaikas, jisai mane vežiojosi visur, virgulininkas, ten, žinai, akmenėlių suko, taip toliau po visus. Ir netgi veždavosi ten, į susitikimus kažkokius, mačiau, kaip ieškojo pasiklausimo aparato, žinai, ten šitam savo virgulėm, tenai. Tokių visokių. Ir aš nesupratau, kas ten yra ir taip toliau, bet po to vienais metais, būtent tais metais, kai jis žuvo, manęs nebevežė, nes mano tėvą pradėjo kviestis. Tėvas, jeigu būdavo vis tiek, žinai, tarybiniai metai, išgeria, ten kas nors skambinasi su giminėm į Prienus, ten, tai jau įsijungia, čia jau pasiklausimą, jau ten, žinai, toks aršus. Ir yra mane tėvas pasisodinęs ir sakė, mane čia klausinėja, ar tu matei ten tokį su raudono ranką, sako, jeigu kas tai ten, žinai, ten, vienu žodžiu, buvo tie dalykai, kad daugiau aš negalėjau važiuoti pas močiutę į kaimą. Tai skau tam tikrą prasme, žinai, esu prisilietęs toks nesąmoningai, kaip visiškai, kažkoksai vaikas, bet esu matęs tuos dalykus, žinojęs ir tas istorijas. O su raudona ranka, tai čia dėl to, kad Marius turbūt geriau žino tą, kad KGB bandė kompromituoti Zdebskį, kad jisai ten... Ne, tai aš žinau, tai Zdebskis, aš žinau tas istorijas, kur buvo, žinai, priberta ten chemikalų ant sėdynės ir taip toliau, nudeginta nugara. Ir aš esu matęs pas jį visas tas, jis laikė sėdynių atlasų, žinai, savo žalio superliukso, ta prasme, aš esu gyvenęs tenai, žinai. Tai visas tas istorijas kaip ir žinau. Ir žinau tos žmonės, kurie, žinai, kartu su juo žuvo, į tą pienovežį atsitrenkę. Tai... Čia toks visiškai artimas santykis, kaip pirmoji eilėje matymas, kaip... Jo, bet aš buvau labai mažas, žinai. Tai buvo 8-9, žinai, ne viską ten, žinai, nedaug prisimeni, bet tam tikrą buitį, tai nes vis tiek tu mėnesį gyveni pas jį, mėnesį aplinkui daug yra labai žmonių, aplinkui ten burdavosi labai didelė bendruomenė, jis kadangi išvabuotintos vairavimo teisės visą laiką būdavo, kas, vežioja, tai būdavo iš seminarijos žmonės, ir tai rinkdavosi jaunimas, toksai, žinai, aš tuo metu tai vaikas, aplinkui to daug žmonių, pastojo didelės vakarienės, kažkokio, žinai, kadangi tai vasara, tai buvo ir joninių šventimas, ta prasme, tai man patys geriausi prisiminimai, labai, žinai, toks šviesus žmogus buvo ir aplinkui šviesi labai bendruomenė tokia. O močiutė, nežinau, ar yra tekę domėtis, nes vis tiek Zdebskis ir nežinau, kiti kunigai turėjo katalikų bažnyčios kroniką ir ta visa pogrindinė spauda, arba tiesiog tas, sakykime, taip, disidentinis veikimas. Ar kažkiek teko domėtis, kad prisidėjo prie kažko, ar paskui? Ne, močiutė gal nelabai. Ji yra gavusi apdovaną. Čia labai juokinga istorija. Žinai. Mano močiutė iš tikrųjų buvo ištekėjusi už rusų karininko tarybiniais metais, bet karininkas buvo šitas medikas. Ir močiutė yra gavusi apdovanojimą už tai, kad jis buvo geras turbūt žmogus, kaip partizanų ryšininkė, kuri tiekė vaistus. Sovietinių partizanų, lietuviškų partizanų. Lietuvių partizanų, jo, nes yra tas laikotarpis. Ir vėliau, kadangi tie karininkai, žinai, juos kilnoja visur, jam teko išsikelt kažkur kitur, močiutė, kadangi tokia Lietuvos patriotė, bent jau Davatka pavadinkime, jį liko su savo šeima čia ir aš niekada gyvenime nematęs savo to senelio, bet aš apie jį žinau tokias istorijas, kad jisai yra, kadangi Prienuose buvo dalinys ir ten jie yra iškeliavę, tai yra tokie. O močiutė tai ką žinau, žinok, kaimo Davatka. Čia gerąja prasme ir jį tikrai tenai nebuvo nei kovotoja, nei kas, jį tiesiog darydavo barščius skanius, žinai, darydavo gerai valgyti, prižiūrėdavo viską ten. Taip toliau. Bet čia tas ir yra, kad tie žmonės... Ir aš kartais... Nuo mūsų tais laikais, tikrai buvo slepiama ir nieko nekalbama ir aš net tik daug vėliau sužinojau, žinai, be abejo, pavyzdžiui, man kas patiko pas jį, buvo begalė literatūros tos, žinai, likusios tarpukario. Tai aš visas, žinai, ateitininkų kažkokius ten žurnalus, ten Žvaigždutė, dar kažkas, nežinau, aš kadangi, absoliučiai nėra ką veikti, kompiuterio nėra, draugų nėra, nieko nėra, tai aš sėdėdavau pastoviai kažkokiam ten tam ofise ir ten sklaidydavau tuos, žinai, ten žurnaliukus skaitydavau apie tos ateitininkus.
Ten tikrai tuo metu net ir aš galvoju, kad čia mano gyvenimo ateitis ir mačiau, galvoju, šitas tai jau bus kunigėlis, kokios rankos patiko, žiūrėkite čia. Bet ir šiaip įdomu, žinai, ten bažnyčios rūsėjai, kažkokie palėpės, seni rakandai, ten kažkokie, žinai, tokių geri prisiminimai. Ir aš atsimenu Šlavantuos, Šlavantų ežeras, po to Rudamino, Rudaminos kalnas, ten kažkokie, žinai, atvažiuodavo žmonės, kurie ten ir tą kalną kasinėja ir pasigyvena ir ten šalia. Ir aš ten tarp tų, žinai, irgi kažkokie, ten gal juodieji archeologai kokie iš tikrųjų buvo, bet vis tiek įdomu, žinai, viskas. Tas ir yra apie tos ar katalikų bažnyčios kronikos talkininkus, ar šiaip žmonės, kurie prisidėdavo prie to, kad kartais įsivaizduojama ir dabar bandoma nupiešti, kad jie kovotojai, tokie visą kitą, tai to neatmetant, bet tai žmonės, kurie darė, tai kuo tikėjo, tai yra tikėjimas. Gal, bet, pavyzdžiui, jis buvo labai, žinai, šviesus žmogus, bet ant jo bendruomenė kaimo pygo, nes jis labai daug važinėdavo, labai daug keliaudavo ir pastoviai vėluodavo į mišias. Ir vėl bulė, vėl ten, žinai, neturi, kažkas atsimenu, kad tokia buvo, žinai. Tai gerai, tai šitą vaikystės etapą truputį pakamantinėjom, bet tai geografiškai tokioj ir mokyklai, ir Lazdynai netaip toli. Ar sausio 13, ar išlikus atminti kažkaip, nes... Išlikus, jo, labai. Bet šiaip kaip tik užvakar, kai išėjo pokalbis... tokioje akademinėje aplinkoje, kad buvo žmonių, kurie tiesiog, nors ir gyveno, ten Justiniškėse kažkur, kad jie tiesiog nepastebėjo, kad kažkas... Oi, ne, žinok, visų pirma, tai aš tai galiu savo prisiminimai, žinai, namie šilelis, visą kitą, tėvai jau gal ten atsigulė miegot, brolis išėjęs prie bokšto, ten gint kažką... Kiek tarp tavęs ir brolio skirtumas? 7 metai, jam vis jau buvo 18... Plauksiu, Ainės jau buvo grįžęs iš kariuomenės, nes jisai tarnavo 88-89 paleido studentus, jisai vienus metus atitarnavo ir priėmė tą įstatymą, kad studentam nebereikia. O čia, žinai, dar tas laikotarpis toks labai juokingas. Brolis išėjo į kariuomenę kokiais 88 gal, prieš pat sąjūdį. Ir tada prasidėjo sąjūdis, atgimimas, žinai, laikraščiai atgimimas, ten viskas ir mes visi, ten jam į tuos, žinai, čia, dėžutės siunčia, ten kondensuotų pienų, jis ten kažkur prie Baikalo, žinai, tarnavo. Ir rašo laišką, kad gal įdėkit man, žinokit, kokiu nors kitokių laikraščių, nes tas, atgimimas, labai užpakalį bado. Nes jisai išvažiavo, supranti, visiškai nesuvokdamas, kas vyksta, o grįžo, jaučia Lietuvoje trispalvės. Ir viskas pasikeitę yra. Bet tai grįžtant prie sausio 13 ir tada aš, kadangi gyvenau Lazdynuose, žiūrėjau kažkokį filmą ir staiga, žinai, ten bučilytė per teliką, ten čiun įsijungt visą kitą ir girdis sproginėja. Girdėjosi nuo mūsų namų, mano brolis kaip tik buvo išėjęs. Ir tada pas tėvus didžiulė panika, žinai, jau ten gal kažkas vyksta, visi suprantam, kas vyksta, kad čia tankai važinėja, o jisai negrįžta, gal jau ten 5 ryto, motina, žinai, jau tėvą ten siūst, skambinti visas ligoninės, nieko nėra, viskas, žinai, namie drama, tikrai drama reali buvo, žinai, ten su viskuo. O pasirodo, brolis grįžtant lifte užstrigo. Ar dingo elektra, ar kas, nes pas mus dažnai striginėdavo liftas. Jis visą naktį tą prasidėjo lifte, iki ryto, kol atvažiavo kažkas ir jį ten išleido. Nes skambina, žinai, tam draugui, su kuriuo jisai buvo, sako, tai mes ten stovėjom, pradėjo tankai važiuoti, mus ten tipo tas tankas išskyrė ir aš daugiau jo nemačiau. Tai ten buvo tokia, žinai, didelė panika. O mes kaip vaikai, mes mokėmės, 500 metrų nuo televizijos bokšto, bet aš kažkaip puikiai atsimenu, kad mes sėdėm matematikos pamokoje, pradeda važiuoti tankai, ten, nematom, bet, dreba jau viskas. Ir mūsų matematikos mokytoja apsiverkė. Vaikam, tai kas čia? 13 metų, turbūt mano vaiko amžius, mes, žinai, prie tų langų prilipę, kas čia. Tokie smalsus, mes pasidarėm tų plakatų, ten greitai prie bokšto nubėgam, ten, žinai, mujom jais, ten... Mokytojai atbėga, visus mūsų vaiko, sako, dinkis čia, kad tik jūsų nebūtų. Pamokos visų pirma, jie atsakingi už mus, žinai, kad nieko nebūtų. Po įvykio, ar ne, kad tie tankai vis važinėdavo, ar kaip čia? Ne, jie, man atrodo, matai, visą taip vyko... Nes ten naktį... Jo, bet dienos jie jau pradėjo važinėti, nes spaudos rūmų buvo įmimas, taip toliau, jie ten gal atvažiavo apsupo, aš dabar neatsinorė, stovėjo kažkur. Bet jie varinėjo, kad jie dienos metu per pamoką, žinok, jie tikrai važiavo. Tai aš tas atsimenu, bet kad mums kaip vaikam tai nebuvo jokios baimės, aš dabar įsivaizduoju, ką mūsų tėvai tuo metu išgyveno, tai prasme, sunku suvokti, nes aš dabar kaip tėvas, jeigu tokie įvykiai vyktų, tai nežinau, o mums vaikam tai buvo kažkas čia
fainagi, ne tas, kad faina sausio 13, bet, Lietuva, čia mes kovojam, čia, žinai, daug žmonių susirinkę mitingai, einam ten laužus, deginam, toksai buvo, žinai. Bendrystė, masė. Jo, ir jokios baimės dėl ateities buvo, kad čia kažkas, žinai, ne, viskas bus gerai, čia toks. O kaip mokykla tada po sausio 13, nes jeigu aš neklystu, tai Šimulionis iš tos pačios mokyklos žuvo. Iš mūsų mokyklos, man atrodo, buvę mokiniai tik tai žuvo, jisai mokėsi mūsų mokykloje, bet perėjo, aš 41 perėjo 40, man atrodo, bet aplinkui, visos dėl to ir gatvės, Nasinavičiūtė, Šimulionio, dar kažkieno, tai yra buvusių mokinių, bet iš mūsų mokyklos esamų, kurie tuo metu mokėsi, tai nebuvo žuvusių. Nes aš atsimenu ir LRT mediatekoje gali kas klauso pasižiūrėti, susirasti, buvo toks Laisvės prospektos serija laidų, kurias vedė Kazimieras, režisavo ir kūrė Kazimieras Šiaulys, tas pats, kuris prieš tai Estrados orbitoje kūrė. Ir, tokias keistos, aišku, laidos, to laikmečio visiškai visas estetika ir visas kalbėjimas, bet 5-6 laidų, bet ten yra autentiški kadrai maždaug 91 metų pabaiga, 92 pradžia. Tai kai kurie buvo, dabar galvoju, Jankauskas, man atrodo, buvo metalistas ir ten Hebra kalbina Rusiją, kurie rinkdavosi, grodavo. Šimulionis irgi toks truputį prie metalistų ir maždaug, tokia autentika. Ir man atrodo, ar Šimulionio, ar kažkieno klasėje mokytoja kalba ir tas toksai jos ir ašaros akyse. Ir toks nuoširdus, natūralus, ir aišku, prieš tas kameras dar ir gal šiek tiek, dar labiau padidina tą, bet tikrai matosi sumišimas ir mokinių, ir visas tas, sen jau turbūt praėjo kokią pusę metų, tai aš ir pagalvoju, kad ta mokykla turėjo būti tikrai susitraumavusi kažkiek. Gal, bet aš sakau, čia yra labai dažnai pačių vaikų amžiaus. Mano kaip tik tai buvo tas amžius 90, 89, tai čia 13-14 metų. Aš dar turbūt buvau visiškai nesusiformavęs paauglys, kuris nieko nesuprato, kuriam buvo, mes tuo metu kaip tik buvom pradėję groti ir aš netgi Lazdynuose, sėdim, ten kažką bandom repetuoti ir čia važiuoja ten tos BTR vadinami, kurie su garsiakalbiais ten kažką pranešinėja. Aš neatsimenu, ką mes ten išbėgam, ten iš tų sniečkų pasidarom, juos ten mėtom tokį. Mums buvo tokie, žinok, kas ta mirtis, žinai, nesuvoki, kas ten kas, žinai, nieko, visiškas toksai buvo nesuvokimas. O tai sujungiant tada su nuo davatkinio augimo Zdebskio pašonėje link tokio jau tikėjimo žmogaus iki metalisto ir panko, kur čia šitas lūžis įvyko? Kur lūžis? Tai ar čia natūraliai visi, kas su religija susidomė anksčiau ir vėliau metalistais tampa? Gal nežinau, ne, iš tikrųjų man, žinai, turbūt viskas šeimoje prasideda. Brolis klausė griežtesnę muziką, tų kasečių visą laiką buvo ir visą laiką norėjom, žinai, būti tokie metalistai kieme. Nežinau, kaip čia susibūrė ta bendruomenė. Tuo metu tai, man atrodo, kaip popsas tai buvo, kaip labai populiari muzika. Taip, tai buvo pakankamai, žinai, rokas, metalas, kitaip nebuvo, arba tu metalistas, arba depešistas. Yra dvi buvo, o trečia struktūra montanistai, kurie, visiškai tie, žinai, rusakalbiai gal labiau ir nes tas susiskirstimas tikrai tuo metu buvo ganėtinai didelis. Tai kažkaip natūraliai tie metalistai, nes metalas, vyriška muzika, depešai, tai žinai, tokie ten sintezatoriukais groja, o metalas, aš niekaip nesuvokdavau, galvojau, kaip čia tas draugelis toks normalus atrodo, kaip bičas viskas ir į kašį, žinai, gali įdėti ir ten taip toliau, klauso depešus. Toks būdavo, nesuvokiama, nes, nevyriška muzika. Vyrai prakaituoti turi būti. Taip atrodė. Tai ir tas natūraliai, žinai, kažkaip. Po to tik tai, kai pradėjo muzikuot, su Hebra grot, tą metalą sunku išgauti, žinai, nes tais akustiniais instrumentais, kurie ten bandyti kaip fuzas daryti, tai pradėjom labiau jau taip domėtis pankroku, nes, ieškot panašių į save, aš čia panašiai groja tik tie, kur nemoka grot, žinai, tokie visokios punkų arba avangardinio roko, ten, žinai, kokio nors, mes čia varom panašiai kaip Residents, kokį, žinai, ten, toks, žinai. Ir labiau pradedi domėtis tą kitą muziką, kažkokiu alternatyviniu roku, ir aš nuo to metalo atitrūkau, ir jo lab, kad Vilniui tuo metu gal ta situacija buvo, kad
aplink metalą ir metalistų bendruomenė būrėsi labai daug tokių metalistų urlaganų, vadinama šetonkė, kurie, nežinau, jie ten iš Kalvarijų rajono ir Naujininkų gatvių. Būdavo daug smurto ir muštinių metalistų koncertuose, o vat pas pankus atvirkščiai būdavo visi apsikabinę geria ir laimingi ir jokio smurto ir visas tas, žinai, labai... Saugi erdvė. Saugi erdvė, tai labai atitolau nuo tų laikų metalo, nes, sakau, aš nuėjau į kelis ten tuos Defcams ir pamačiau, dar mažesnis, kaip ten kažkas kažką muša, ten daužo ir toks, žinai, per daug agresijos man buvo. Ir būdavo, aš mūsų pankroko festivaliai, pankroko koncertai, kur vat, būtent ateidavo tie treninguoti metalistai ir mūsų išvaikydavo. Bet jie realiai, treninguoti metalistai. Aš po to sužinau, kas tai ten tokie buvo ir jie juokėsi ir jie gėda jam, tai vat choras iš grupės Žas, jisai buvo vienas iš tų treninguotų metalistų. Bet čia jau, jis pats sako, taip, toks rajonas, tokia gatvė ir taip toliau, tai buvo, ką. Dabar mes geri draugai. Tai šit gal iš Naujininkų ir ta dainos eilutė laukia. Ne, ten jie, žinai, ten apsimetinėjo irgi jie, kad ten, bet man atrodo, ten visa ta Kalvareikų Naujininkų savanorių, žinai, ten tai metalistai tokie. Aš kažkaip niekada nepagalvojau, kad tokia, bet... Tai taip, pavyzdžiui, ten yra pripjovę kažkas metalo koncertas Kablyje, kur vieni laiptai visi nesatėjo, ten kažkam peilį suvarė, ten globusui kažkokiam ir taip toliau. Ten. Tokių, vat... Aukso amžius vis tiek. Kaip patys 90-ieji jauno žmogaus akimis, nes dabar yra toks, iš vienos pusės susidomėjimas 90-aisiais kaip kažkokia egzotika, kažkoks estetikos man asmeniškai, aš suprantu, bet man asmeniškai su kuo asocijuosi su žiauriu skurdu. Skurdas, absoliutus, žinai. Ta prasme, valgyt be abejo namie buvo, žinai, už ką ir taip toliau, bet mes, šiais laikais turbūt yra nesuvokiama, kad jauni žmonės, bet jau tuo metu po 20 metų mes 2-3 kurse mokomės, mes vis tiek norėdavome eiti į kažkokius barus. Bet tu negalėdavai sau leisti alaus bare išgert, žiemą šaltą ant laiptiniai negersi ir taip toliau, mes nusipirdavom parduotuviai bambalių tų alaus, eidavom į barą, užsisakom, žinai, ten 3-2 bokalus alaus susimetam ir po to sėdim ir po stalų pilstomės. Ir čia ne šiaip kokioj kaniušniai, čia Vilniuje tų barų daug būdavo bočiai, ten koks nors amatininkai, medininkai ir taip toliau, sėdi vienam iš tų barų. Ir tavo pagrindinė buvo, žinai, kad tik barmenas nepamatytų, kad mes vis dapilinėjom savo alų į tuos bokalus. Ir tai būdavo, tai nedarydom tik mes, tai darydavo visi, nes realiai pinigų nebuvo nieko. Ir, pinigų totaliai nebuvo, žinai, dėl to ir muzikinė scena visa alternatyvinė ir netgi numirė, nes žmonės neturėjo už ką pirkti bilietų. Net ir jeigu tie bilietai žiauriai pigus, ten, žinai, kokie nors 5 litai ir 2 litai ir taip toliau, vis tiek, renkasi, žinai, koncertus 30 žmonių. Aparatūra žiauriai bloga, instrumentai žiauriai blogi, įrašų pasidaryti visiškai neįmanoma. Ta prasme, tai totalus skurdas, blogi instrumentai, viskas yra bloga, kažkoks pogrindinis undergroundas, visą laiką šalta ir mes visi, žinai, tokie ubagaujam, galima sakyti. Tam aš čia truputį perdedu, bet realiai gariūnų kultūra tuo metu yra apsipirkimai vien tik tai gariūnuose, žinai, kur ten pigiau. Kažkokie, žinai, batus perki, kurie kėdai po 3 dienų nešiojimų suplyšta, pats bandai juos ten su momentu klijuotis. Taip, tai buvo, žinai. Aš irgi, nepasakyčiau, kad aš jaučiau skurdą kažkokį šeimoje, jokių būdų ne. Ne, tai sakau, šeimoje tai viskas gerai, tėvai dirba, valgyti yra, visko yra, bet aš turiu tas, kaip dabar gyvename, kur savo pramogom ir kažkam teatras, kinas, mes galim sau leisti bet ką, važinėti koncertus, skraidžioti po pasaulį, bet ką tu gali realiai leisti. Tuo metu tu nieko negali, būdamas jaunas žmogus, aš turiu, tu negalėdavai nieko sau leisti, nes stipendija mano buvo 18 pirma, kai aš įstojau į universitetą, tai mes negaudom stipendijos, gaudom pašalpą pradžiai. Tai buvo 18 litų. Tuo metu bokalas, atsimenu, New Yorko tam bare kainavo €80 ar €80. Ta prasme, kad iš mano tos pašalpos išeidavo 10 bokalų alaus per mėnesį. Vėliau aš gaudavau jau padidintą stipendiją, nes labai gerai mokiausi, 54 litus, man atrodo, padidintą stipendiją. Vėliau gal aš, kadangi mokiausi dar ir konservatorijoje, tai yra aukštesnioji, Kelpšoje tai vadinama, bet į konservatorijoje vadinasi, tai gal net ta padidinta stipendija buvo 80 litų, bet vis tiek tai yra būdavo,
Aš atsimenu, kad minimali alga buvo 400 kažkas litų čia, bet jau gal 2000-ųjų pradžioje, tai irgi, tas, aiškiai, visiškai, aš tą ir norėjau pasakyti, kad... Jo, o esmė yra, kad jeigu tu, pavyzdžiui, gitarą visą laiką kainuodavo, gitarą kainuoja 500 eurų. Ar į šiandien, ar vakar, ar užvakar ir taip toliau, gerai, gal ten 300 ir taip toliau. 300 eurų, pavyzdžiui, kainuoja gitarą užsienyje. Dolerių, frankų, bet aš turiu atitikmenį tą. O mūsų algos būdavo, kaip tu sakai, 300 litų. Tai yra, tavo tėvai turi taupyti pusę metų, kad tau galėtų nupirkti gitarą. Ta prasme, niekas gyvenime tokios nepirks. Ir mes grodavom tokiom sulituotom, kurios likę iš tarybinių laikų fabrikų, tų ansamblių, nes kiekvienas fabrikas, kiekviena mokykla turėjo ten tų prisipirkę instrumentų, tokių nederančių. Tai ir mes visą tą palikimą turėjom ir su tais visais instrumentais ir ten grojom, nes, kad kažkokią nusipirkti ten, instrumentą, tai buvo nerealu. Aišku, atsirasdavo ten tų pinigų, pavyzdžiui, mūsų Danciavoj ten gal kažkoks ten palikimas, staiga atsirado kažkur ten Australijoje giminės mirė, ir kas atsirado pinigų jam, motina tada, kaip vaikui jau čia išsvajotą gitarą nupirko, užsienietišką jau tą gerą, jis turėjo gerą instrumentą. Tai būdavo tų tokių, nukrenta pinigų, daug būdavo kažkokių vogtų. Aš, pavyzdžiui, nusipirkęs buvau bosą kažkokį už ten gal 20 ar 80 litų, neatsimenu irgi, vagonus kroviau vasarą, užsidirbau pinigų, ir nusipirkau bosinę gitarą. Bet man kaip pardavė sakė, tu gal su jie per daug niekur negrok, gal su jie koncertuose ar kažkas. Aš supratau, kad į džest yra vogta kažkokia, tai aš ją, o jau pinigai sumokėti ir tai, ką aš dabar darysiu, kur aš ten Facebooko nėra, nedėsiu, kad aš čia, jėlio reklamas, kai nusipirkau vogtą gitarą. Tai aš ją perdažiau, dar kažką ten nakleikiam, apklijamau, ir taip su tokia baime ir grodavau, nes, ir tai tas instrumentas dabar pamatyti šiuolaikiniai tie žmonės, ten čekiškas kažkoks lentos gabalas su stygomis, realiai, su juo ten, aš įsivaizduoju, dabartinis 18-metis pankas paimtų, tai kitas sakytų, kad durnas, čiagi reikia pusę metų pirštus treniruoti, kad galėtų nuspausti stygas ant šito instrumento, o mes tokiais grodavom. Dėl to pas mus yra, mes prastai grojam ir mano kartos ta visa, visokie ten vacinius, turba animacija, ten jeigu jums erkė maišė, ten taip toliau, visas tas buvo labai daug gerų grupių, kurios turėjo labai daug gerų idėjų, bet mes neturėjom visiškai instrumentų ir jokių sąlygų įsirašyti. Ir ta prasme, o mes grodavom, tai ten jeigu klausai tuos įrašus, jeigu fantaziją jungi, mes visiškai ten to laikmečio muziką, ten kokią nors turba animacija, ten No My Bloody Valentine, nedaug ko skiriasi ir tai yra tik tai metų skirtumas, jie prie 91 metais įrašė, o ten, turba animacija, ten po 2 metų jau tokį patį, albumą įrašinėja, ar kažkas tokio, ar mes ten, Sonic Youth bandėm kopijuoti. Ta prasme, visas tas buvo tik, tokiam skurde gyvenom, kad, aš atsimenu, rūkyt pradėjau turbūt irgi iš skurdo. Aš niekada gyvenime nebūčiau rūkęs, nes mane pykina, nuo rūkymo. Bet aš eidavau po paskaitų, einam su kursiokais kažkur, paskaitų pertrauka, valanda laiko, žiemą šalta, kur dėtis, stojini į kavinę, užsakom kavos. Aš kadangi nerūkantis, tai aš tą kavą čik išgėriau, mano puodelį nunešė ir prašau, atlaisvink staliuką, beveik taip. O anksčiau kai nesileisdavo rūkyti. O mano kursiokas, kuris rūko, jis pasiėmė kavos puodelį, pasistatė ir jis kas 10 minučių po cigaretę ir tą gurkšnelį. Ir jis visą valandą, cigaretės pigios tuo laiku buvo, jis su viena kava jis visą valandą gali prasidėti. O kai tu nerūkai, tai ką tu? O ant antros kavos, ant arbatos jau pinigų nėra. Tu turėjai, tą dieną turėjai pinigų tik tai ant tos kavos. Tai aš tada, tu duok man čia, cigaretę, ten po vieną kioskosegi pardavinėdavo, ten 20 kapeikų ar kiek ten tų centų sumoki. Taip iš to skurdo aš po to žiūriu jau ne tik, kad prie kavos jau įtraukė mane ir pradėjau rūkyti. Aš tai galvau kažkada, kai visada turiu kažkokių literatūrinių sumanimų, bet neturiu gebos rašyti, tai galvau, kad romaną pavadinsiu Parduokit vieną cigaretę arba Duokit vieną cigaretę, nes čia dabar sunku suvokti, kaip po vieną cigaretę. Taip, eidavai kioskelį, nusipirkdavai cigaretę. Aš žinau, mano pirma cigaretė buvo Klaipėda, nupirkta už 20 centų kioske, nes kažkaip, man atrodo, aš prieš tai patraukiau porą dūmų, nieko nebuvo. Šlykštu, taip. O paskui po kurio laiko, gal po savaitės noras, bet toks nesveikas noras ir mes tada jam su draugeliu į kioską ir pirkom tą vieną cigaretę ir tai buvo, sutraukėm, irgi buvo šlykštu, bet tai po truputį ateidavo, tai čia tas viena cigaretė, tai yra skurdo išraiška, tas viskas aplinkui ir buvo. Bet klausimas, instrumentai, bet kažkurio metu
jūs studiją įsirengė, Dancevas bro studiją įsirengė. Kaip atrodė ta studija? Iš tikrųjų mes su Dancevu kartu, mes viską darėm kartu, nes mes iš tikrųjų buvom grupė tokia, kuri grojo pankroką, bet mūsų draugas, kuris įstojo į žurnalistiką, tuo metu išvyko atlikti turbūt studentinės praktikos į Klaipėdą, jis išvažiavo ir jo prasidėjo žurnalistinis gyvenimas toksai ir jis atitolo nuo mūsų, mes likom su Dancevu dviese ir neturėjom dainininko jokio, vokalisto. Mes pradžioje atidarėm pankroko klubą Latako gatvėje. Jeigu kam nors tenai vaikščiosit, būna Vilniuje tokios ekskursijos apie pirmosius reivus, dabar jau žiemą nebus turbūt, tai tenai yra šiek tiek papasakoju apie tą. Turėjom tokį pankroko klubą, kuriame užsidirbom šiek tiek pinigų, dar man atrodo, tais laikais gal talonai buvo, gal jau ne. Ir už tuos pinigus nusipirkom 4 takelių magnetofoną iš Algirdo Drėmos, tokio žinomo veikėjo, ir įsirengėm įrašų studiją. Tai aš kaip pasakoju apie skurdą, tai buvo galimybė kažkokių užsidirbti tų talonų, bet, ta prasme, tai buvo, šiaip brangu. Aš atsimenu, aš mokiausi konservatorijoje ir karts nuo karto talkininkaudavau, savanoriaudavau visokios renginiuose. Ir tam, kad užsidirbti pinigų, pavyzdžiui, vykdavo koks didelis paramos koncertas Vingio parke, o po 2 dienų konkūrų varžybos. Dabar jau gal sunku suvokti, bet anksčiau renginiuose galima būdavo gerti iš stiklinės taros. Tai, pavyzdžiui, praeina koncertas, ten koks nors foje, kuriame buvo 30 ar 50 tūkstančių žmonių ir kurie visi gėrė alkoholį. Ir pilnas Vingio parkas yra stiklų. O kitą dieną turi būti kažkoks renginys, žirgų varžybos ar dar kas nors. Tai surinkdavo gauja tokių 20 kaip mes, tokių, žinai, kurie vaikščia keliais ir po visą Vingio parką ten 2 dienas rankiojam stiklus rankomis, išrenkam visus stikliukus, už tai gaudom kažkokių pinigų. Tai tokių darbelių būdavo kažką studentai, tai užsidirbom, nusipirkom tą 4 takelių magnetofoną ir įkūrėm įrašų studiją. Ir tuo metu tas laikotarpis 90-ųjų pabaiga, mes supratom poreikį, nes nebuvo kur įsirašyti, arba tai buvo labai brangu. Ten vienintelė ta plokštelių įrašų studija, turbūt, kuri ten eilė, ten, nežinau, foje įsirašinėdavo Biks. Ir aplink mus tada būrėsi ta visa alternatyvinė undergroundo bendruomenė. Ir teko prisidėti ir labai džiaugiuosi ir Lipnus Makaražus pirštai į savo pirmą albumą, ten įrašė ir Dr. Green vieną iš albumų savo yra įrašė ir kokį nors šitie Brambora, kurie vėliau persivadinosi Bora, žinai. Automatiškai atėjo, įsigijom vėliau ir kompiuterį, atėjo kažkokių reperių įsirašinėti, taip pat susipažinom su Svaru, kuris atėjo pas mus įsirašinėti. Netgi šiaip juokingas faktas, kad aš esu daręs pirmosius įrašus grupės Delfinai ir Stano yra mano toksai kaip ir, aš jos muzikos krikštatėvis, jis apie tai rašė savo knygoje. Tai yra pirma studija, į kurią jis atėjo, buvo pas mane ir aš įrašiau tas 2 dainas, kurias jis po to nunešė į Koja Records. Ir Koja Records paklausė ir iš jo padarė žvaigždę. Tas dainas, aišku, Drėma po to perprodisavo. SH atgimimas irgi, jeigu tokia grupė yra, labai džiaugiuosi, kadangi SH buvo visiškai numirusi. Ir Audrius atvažiavo pas mus į studiją. Mes su juo įrašėm 2 dainas. Ir viena iš jų buvo būtent tas Sumaišyk mane su cukrum, kurią vėliau, man atrodo, Žičkus ten permiksavo kažkur Anglijoje, bet realiai visas tas buvo, jeigu klausysi tą demo įrašą, kurį aš padariau kaip prodiuseris, kuris ten, žinai, vokalus iškirpo į tą priedainį ir taip toliau, atitarimus, ten viską padariau, tai mano kūryba yra Sumaišyk su cukrum. Ta prasme, jo autorystė ir visa kita, bet tas skambesys viskas yra, žinai, ir būtent tai ilgą laiką, žinai, to užsiėmėm. Vėliau su sveikata buvo taip, kad man nusito užspaudė ausies nervą, aš pradėjau negirdėti vieną ausim ir gulėjau ligoninėje, tai ausis ilgai atsistatinėjo, aš pasiėmiau knygelius ligoninėje gulėdamas apie programavimą, nieko nesuvokdamas, kas tai yra programavimas, bet tiesiog JavaScript, PHP, skaičiau knygas, kol gulėjau ligoninėje, išėjęs iš ligoninės parašiau CV ir nuėjau dirbti programuotojai. Nė kartą gyvenime aš interneto neturėjau ir nebuvau prisijungęs prie interneto, bet aš iš knygų išmokau ir įsidarbinau svetainių programuotojų. Ir po to pradirbau beveik 20 metų programavimo sferoje, kol išėjau čia prieš 6-7 metus.
tų laikų įstabumas, kad tu viską, tas galimybės buvo labai tokios didelės, nes nieko nebuvo už ką užsikabinti. Tai aš irgi esu aš tik niekada taip ir neišmastelinau PHP, Java tai dar šiek tiek ir aš kurdavau puslapius, bet tai buvo toks iš pradžio HTML. Taip, aš išmokau pagrindinės to, žinai. Dreamweaver atrodo programa, ar kokia. Dreamweaveris buvo, bet Dreamweaveris, tai čia naudojasi tie, kurie ten, žinai, nemoka kodinti, žinai, tai aš tai buvau atkalęs kodinimą, bet tokį, žinai, kur iš knygos, čia taip, aš įsiminiau tas visas programas ir po to, kadangi mano žmona tuo metu dirbo žinių radijui ir ten buvo internetas ir jį pasilikdavo, jeigu vėliau, tai aš ateidavau pas ją, tuos jau aš susikuriu ant savo, žinai, kompo, vis tiek kažkokį kompo gal turėjau, gal neturėjau, neatsimenu, kad pasirašau gal nuo popieriuko tos programėlės, o pas ją į darbą nueinu, tas programėlės surašau, žinai, ten į notepadą, ten pakeičiu galūnę HTML, ten įdedu ir žiūriu, čia veikia. Veikia, jo, atrodo. Ir tada, sakau, išsiuntinėjau save, kad esu svetainių kūrėjas ir gavau darbą. O tai čia taip ir įvyko tas, jau einant po truputį link pabaigos, tas išsivadavimas iš to jaunystės skurdo, kažkoks prasimušimas, kaip tavo asmeniniai perspektyvoje. Pats laikmetis ir keitėsi. Matai, dar tas skurdas toksai buvo, mes įpratę kalbėti, tos krizės yra įvairios. Ir buvo 2000-ųjų krizė, man atrodo, Rusijoje ten kažkokia labai didelė, kas yra labai padarė didelę įtaką. Ir ta 2000-ųjų krizė buvo tokia, kurios aš net nesuvokiau, kas tai yra, žinai, nes taip niekada nebuvo gerų laikų, bet ta krizė buvo tokia. 99-ieji, būtent mes su sindikatu įrašom pirmą albumą. Aš ten kažkur studijuoju Panevėžy tuo metu, žinai, vakarinį važinėju, ten turiu 50 šitų litų, turbūt, kad ten ant autobuso bilieto, žinai, susimokėti už butą nėra, kad toks buvo. Ir po to lyg tai 2000-ieji, 2001-ieji, tai man atrodo ekonominė situacija tikrai ženkliai pradeda gerėti, visiems atsiranda darbų, būtent internetas kažkoks atsiranda, interneto svetainės, programavimai, kažkoks elektroninė prekyba pradeda vystytis. Man atrodo, tas, žinai, ir tada prasidėjo tas kilimas, kuris jau iki sekančios krizės, po 10 metų, 2009 ar kurių, žinai. Taip, čia Europos Sąjunga irgi tą keičia, jo. Mano brendimo laikas tas buvo, tai šiek tiek dar mačiau ir to 90-ųjų tokio, kur tikrai labai daug ką reikėjo patiem daryti, kaip tėvai ten sodo namelį turėjo, tai kiek patys darbo įdėdavo, kaip ir iki šiol įdeda, nes nebuvo tokios praktikos samdyti kažką tai per daug, ten kažkur, tai aišku, specifiškai. Bet matai, tėvai dar buvo visi pergyvenę, aš dar atsimenu blokados laikus tokius, kai kada prisimenu, kad buvo blokada Lietuvoje, kas yra sunkiai turbūt žmonėms suvokiama ir šiuolaikiniai žmonės, žinai, šiuolaikinis jaunimas turbūt net nesuvokia, kad žiemą, pavyzdžiui, šildymo gali nebūti. Arba jis ten galvos šildymą, aš atsimenu, mes akmenį laikai ant tos dujinės viryklės, tu įkaitinį, jisai prišyla, ir kažkiek šildo, nes dujų buvo, bet šildymo ten kažkoks nutrūko, kad nesprogtų, radiatoriai palaikė kažkokią temperatūrą, bet jo beveik realiai nebuvo, o vonioje karštą vandenį jungdavo ten kas 2 mėnesius savaitį gal. Toksai buvo periodas, žinai, mes taip gyvenom. Ir tai buvo, ką žinau, tu atsiguli, užsikloji daug putį savo ten į tos delnus, susishildai ir užmiegi ir kažkaip ir pragyvenam. Ir tai, žinai, tėvai tai ten daug ko visko matė, tai jiem nebuvo tas krizė ten tokia, tai jie tai ten kopūstų užsiraukščia, žinai, gurkelių, ten bulvių, ten sodė užsiaugins, kažkaip jie ten mokėjo suktis. Aš įsivaizduoju, mums būtų dabar sunkiau, jeigu kažkas mes jau pripratę prie to labai gero gyvenimo būdo, ir čia staiga nutiktų tokie dalykai, kaip tais laikais buvo, tai aš nežinau, ar mes išgyventumėm. Ir turbūt tas ir yra didžiausia baimė, kad, žinai, atsiras labai daug žmonių, kurie parduotų šalį vardan gerbūvio. Tai buvogi burbėsio, kai čia pernai metais Rusija bandė tą energetinį tokį karą. Taip, bet čia, žinai, čia tik tai menknikis palyginus, čia, bet kai aš atsimenu tos eilės, kur ten gali nusipirkti vieną benziną, užsipilti ten vieną kartą per mėnesį ir tas benzinas naudojamas tik tai tam, kad iki sodelio to nuvažiuoti ir stovi to eilė ilgiausiai, žinai. Aš dar gal, Mariaus, į pabaigą turbūt su klausimais, aš dar tokį vieną turiu. Tai pirmieji sindikato albumai, juose vis tiek yra, nemažai tokio pykčio, yra ten tokie fuck you, tas gabalas ir panašus.
ar tas pyktis, jisai iš ko jisai kylo? Ar iš tos kultūros, iš to jau 90-ųjų galo, 2000-ųjų pradžios, ar iš jaunystės jūsų tokio noro ten kažkaip išsiskirti, ar iš noro jau, kada Mamontovas ateina su šitais Popsas užkniso juodai 2002 berods metais, jau tas, iš kur tas pyktis toksai? Aš tai manau yra jaunatviškumas gal, jaunatviška agresija, turbūt reikia ją kažkur išliet. Aš džiaugiuosi, kad mes ją išliejom, žinai, per muziką, o ne kitais būdais, nes, kažkur reikia save išreikšti ir išreikšti tą pyktį ant viso pasaulio. Aišku, jau gal ten mes buvom nebe tokie, žinai, nebe tokie paaugliai, kuriem būdinga gal tas, žinai, 16 metų, kai tu esi, tai tu visų nekenti. Aš taip įsivaizduoju. Labai tikėtina. O mes jau, žinai, buvom tokie jau tuo metu, kai rašinėjom, jau 22-24 metai, aš nežinau, už svarą nenoriu atsakyti, žinai, bet aš tuo metu turbūt stengiausi žaisti pagal kažkokios taisyklės. Aš to repo nelabai gerai pažinojau, arba jį savaip įsivaizdavau. Galų gale pas mane yra labai didelis toksai, aš negaliu būti muzikoje nuoširdus ta prasme, kad man labai nepatinka spekuliuoti jausmais, savo kažkokiam, žinai, išgyvenimais ir taip toliau. Ir jeigu aš pradėsiu rašyti, tai, žinai, kažkokius tekstus, kaip ten, aš ten labai liūdnas vakarais ir ten aš meluosiu, aš nežinau, man nepatinka tokie dalykai, žinai, tai tada aš pradedu žaisti pagal kažkokias taisyklės, kažką šaržuot, kažką juokauti, ir jeigu mes klausom, žinai, aplinkui tą repą, kuris ten turi būti, agresyvus, energingas, nes ir mūsų publika jauna, jie ateina, žinai, jie ateina išsikrauti. Mes, žinai, gal kažkoks yra tam tikras pataikavimas, bet aš nežinau, nesąmoningas, aš manau, nesistengiam ten, žinai, tuo metu kurti kažką, kas būtų kažkam įdomu, nes realiai dabar gal sunku suvokti, repas Lietuvoje nebuvo niekam įdomus, repo nebuvo. Repą metė groti visos repo grupės prieš tai, nes repas nėra populiarus Lietuvoje, nebuvo. Pavyzdžiui, buvo Sel ir Žas buvo repo grupės, bet jos nustojo groti repą, pradėjo groti bumčiką, nes repo Lietuvoje niekas neklausė. Tuo metu nebuvo repo, aš atsimenu, Ugnius Liogė, turbūt atsimenat, jis darė pirmą albumo viršelį ir mes nunešėm ir sako, mes įrašėm repo albumą, sakė, palauk. Repas jau seniai pasibaigė, niekam neįdomu. Po 5 metų ateinat, kai jau repo banga praėjo, žinai, repą. Aišku, negalima sakyti, kad mes sukūrėm jį, tada atsirado Eminemas. Vat kaip tik mūsų tas laikotarpis panašiai, kai mes įrašinėjom tos filmus, atsirado Eminemas. Ir Eminemas sukėlė, aš manau, kad ta banga tokia tiek ir Lietuvoje, nors po šiai dienai Lietuvoje repas nėra populiarus. Pavyzdžiui, jeigu jūs įsijungsite radijas, jūs negirdėsite, aš manau, tų populiariausių repo kūrinių, visokių Grammy Winnerių ir taip toliau. Mes Lietuvoje, kažkaip nesuprantam jo. Aš irgi jo nesuprantu, man neįdomu. Pas mus nėra repo, R&B, mums ta kultūra nėra priimtina kažkaip. Gerai, bet vis tiek tada, atsiprašau, bet paskutinės jungties tada reikia vis tiek pokalbiui, nes mes kalbėjom kaip tu, pankas, metalas pankas ir staiga kažkaip repas atsiranda, tai paties tas... Labai paprastas paaiškinimas. Aš visiškai neturiu muzikinės klausos, aš nemoku dainuoti. Aš didžiąją dalį gyvenimo, aš suprantu muziką, aš kaip kažkoks tiksliukas, savotiškas, aš ją, žinoma, girdžiu, kai natos aš girdžiu, kad aš nepataikau, tai jau vadinasi, aš girdžiu, kažkokią klausą turiu, kad nepataikau, aš suprantu. Ir matematiškai, natas sudėliot kažkokias galiu išskaičiuoti, primityviai, ten jokių, harmonijų ir taip toliau, galiu duoti muzikantam užduoti sukurti kažkokios, man reikia gražios melodijos, jie sugros, man čia gražu, aš ją panaudoju. Tai ir kai tu neturi jokios muzikinės klausos, tu gali, būti tiesiog grupėje kažkokio amatininkų, kuris groja, akomponuoja kitam, pavyzdžiui, man parodys boso natas, aš sugrosiu tas natas. Aš galiu groti būgnais, nes aš turiu gerą ritmą pojūtį ir gerai grojau būgnais gana ten ilgą laiką visokiose pankroko ir alternatyvinio roko grupėse, bet tu esi tiesiog grupės būgnininkas, kuris, tai yra ateina grupės lyderis, ten įspiria tą išpuklį, jisai grok dabar man čia šitą, grok šitą. Bet kiekvienas mes turime ambicijų būti, kaip sakant, kaip Lietuva, kiekvienas nori turėti partiją, kiekvienas nori turėti roko grupę. Ir vienintelis būdas man save išreikšti, aš supratau, kai mes turėjom įrašų studiją ir pradėjo pas mus Teit Svaras, ten kiti reperiai, aš supratau, kad tai yra tas muzikinis stilius, kuriame aš galiu būti kaip kūrėjas, nebūtinai ten aplink save suburti grupę, bet aš galiu, išraiškos formą, kurią aš kaip žmogus be klausos, bet su geru ritmo pojūčiu
galiu dalyvauti muzikiniam pasaulyje, nes muzika yra beveik 50% mano gyvenimo, žinai, kuo aš užsiimu, ką aš veikiu ir ką aš darau. Man tai, aš daug klausau, daug domiuosi, žinai, man tas yra. Man tuo metu buvo labai svarbu. Ir atitinkamai ir atėjo po to ir meilė, tai muzikai pradėjau daugiau klausyti, tikrai yra labai daug gerų atlikėjų, gal gaila šiek tiek, kad, žinai, repas yra tas muzikos stilius, kuriame labai svarbu tekstai, o tekstų suprasti, ypač poezijos grožį, tu turi turbūt gyventi toj kalboje arba labai gerai išmanyti, žinai, aš tai galiu tik tai 2 kalbom repą klausyti turbūt ir suprasti, o ta antra kalba dabar yra ta, kurią, principingai neklausau, gal susiaurino tą ratą, žinai. Tai atsirado ir meilė tai muzikai, palaipsniui. Ačiū, Kastyti, labai įdomu ir, man atrodo, dar kalbėtume. Ir aš žinau, kad čia nuskambės, bet aš vis tiek tikiuosi, kad kada nors ir memuarai atsiras. Man kaip istorikui įdomu ir man šiaip memoristikos žanras visada įdomus įlysti tam tikrą prasme į žmogaus galvą, pažiūrėti, kaip jisai matė tą pasaulį ir galų gale ką jisai patyrė. Ir ypač atsiranda tų memuarų, kurie yra labai nuoširdus iš to laikotarpio, kai aš pats augau ir tada tu kažkiek tai lygini ir visą kitą. Tai ateičiai, man atrodo, šitas dalykas tikrai būtų įdomus. Ir tada ačiū visiems, kas mūsų klausėte. Su mumis buvo Kastytis Sarnickas Kastetas, Antanas Terleckas ir aš Marius Emužis. Mes esam Kotylė istorikai. Pafollowkit mus, pasidalinkit ir iki kitų susiklausymų. Iki. Ačiū jums labai, iki.